Rytui arbata, sumuštiniai, kiaušiniai. Nu, esu parking 2, bet čia net stengtis nereikėjo iki čia pakilti, visai lengvai užšokau. Tai bandau parking 3 sukilti, ten turėtų daug statesnis peraukštėjimas būti. Trolltunga, artėjam. Iki 3 parkingo tai momentais einu, kaip dabar, momentais kai lygiau pavažiuoju, bet čia nuo parking 2 iki parking 3 tai žiaurus sukilimas. Labai status ir pantinai kai kur. 11 valanda ir atvykau iki 3 parkingo. Užsidėsiu viską į raudoną hidromaišą, užsidėsiu ant jo petnešas ir pradėsim žygį. 11:40. Palikdinėsiu dviratį, tiesiog pririšau čia stulpas guli, tai tiesiog taip ir palieku su viskuom. Tašė sudėta, palapinę taip pririšau, dar nepririšęs kilimėlio. Ir dabar lyja, tai nežinau, ir batus kažkur prikabinsiu. Eisiu su sandalais kol kas, paskui reikės persimesti, kai nurims lietus. Na ir pasiemu maisto, kiaušiniai, riešutų sviestas, tai manau paėsiu ten prie namuko ir pavalgysiu dar ir tada jau prasidės žygis. Trečdalis kelio padaryta, 3 km nueita. Dabar bus pažymėjimas ir paskui sukilimo dar truputį. Bet ne per sunkiausiai. Šiaip tais, kai minėjau nuo parking 2 į parking 3, tai sutikau tik tais 4 žygeivius, kurie lipo į viršų, 4 žmonės. Bet čia tai pilna žmonių, tiek įvaro į priekį, tiek varo atgal. Tai yra dar vienas toks dalykas kaip autobusas, kuris veža nuo 2 parkingo iki 3. Tai kai vat sukildinėjau, tai jis pirmyn atgal kokius 2 kartus taip mane aplenkė. Suvažinėjo į viršų į apačią. Ir taip žmonės atvažiuoja iki parking 2 parkingo. Tada jau autobusą suvaro. Čia jos daveža iki viršaus daugelį ir tada jau savo varo. Nes tikrai nemažai žmonių, bet sutikau tik tais keliais kildamas. Pirmasis sustojimas, bet iki Trolio Liežuvio lieka 3,6 km, tad visai nedaug. Ten į tą pusę reikia eiti, dar truputį peraukštėjimas ir taip maždaug jau tolyguma eisis. Tai ir užvalgysiu. Kiaušinis su riešutų sviestu. Tai va, perkandu, atsigersiu vandens ir pabaigsiu tą žygį. Tai pats tas Trolio Liežuvis 700 metrų virš ežero, kuris yra ten tolumoje matosi. Tai virš ežero lygiai tai pakilęs. O jeigu žiūrint į jūros lygį, tai virš kilometrų yra šiek tiek pagal altitudę. Lieka nepilni 2 km. Iki Trolio Liežuvio lieka 1 km. Na, užbaikime žygį. Informaciniai ženklai. Danger. Nestovėti šalia krašto. 2 metrai nuo krašto, kad būtų.
Trolio liežuvis kažkur tenais, bet dar nedaėjau drono neleisti. Šunis laikyti iš pavadėlio. Ir dabar turim 15 PM8. Ką, einam? Bambumba. O, nice. Ha. Ojiktus. Štai trolio liežuvis. Tuoj varysim ant liežuvio. Bet pirmą noriu prisėst, atsipūsti, pavalgyti, tada manau. Nu gerai dabar. Nice. Na, dabar čia. Čia vat, kur pirmą stovėjau, iš karto varo skardis žemyn. Bet tai čia pilna vietos. Kaip tas ženklas pranešė 2 metrai, kažkur čia 2 metrai, dar čia nemažai vietos, bet ir nuolydis yra. Nuolydis yra nemažas. Nežinau, kažkaip baisu arti krašto eiti, ten visiška bedugnė. Ir kaip aš jau tenais buvau, tai vas žmogus šitoj vietoj stovėjo, tai čia tiesiog tuščia pačioj tenais, tai sunku įsivaizduoti, kad tiesiog akmuo toks pakibęs. Tai šitas trolio liežuvis yra suformuotas ledyno, kai ledynas slinko, nu žodžiu, uola tokia didesnė buvo ir ledynui slenkant jis tiesiog išgremžė šitą taip vietą, o uoliena liko tokia pasilikusi. Pažiūrim, kas darosi už krašto. Čia pavalgysiu, kadangi dabar tik tais 4 sakiau, tai dar pilna laiko man iki kol sutems. Dar yra šiaip viena vieta, paėti tenais, tai yra mažasis Prekistolinas. Tai galva pavalgysiu, nueisiu tenais, tada grįšiu čia ir tada jau kažkur čia įsikursiu. Kiaušinis, riešutų sviestas. Bum! Nepaprastoj vietoj, prie troliaus liežuviaus. Oras ganėtinai stipriai atšalęs, tai veiksmai atrodo mano taip žiauriai krito, sumažėjo viską daryti. Bet reikia keltis, reikia pasistatyti palapinę, įsikurti stovyklavietę, miegmaišį pasidėti. Tada jau galima ramiai atsigulti, nes čia per daug neprisisėdėsi, vis tiek pradėsi šalti paskui. O į vakarą vis šaltyn ir šaltyn. Įsikūriau ir saulė pradėjo šviesti pro debesis, tai daug šilčiau pasidarė, jau buvau sustingęs. Ką, jeigu geras oras laikysis, eisiu pasivaikščioti gal. Paėsiu į tą pusę ar link kalno. Laisvas paukštis čia. Nesu dabar, per daug nėra tikrai ką veikti, galima ilsėtis, eit gulėti. Bet nežinau, kada čia kitą kartą grįšiu, tai
norėtųsi apsižiūrėti kalnus, pasivaikščioti truputėlį, pabūti. Na, stulbinančiai gražu. Tai iš tiesų parking numeris 2 yra šito ežero lygyje ir dar šiek tiek žemiau. Nes ežeras yra padvengtas, kaip didelė užtvanka yra pastatyta. Liktais apie 30 metrų aukščio pati užtvanka, o ilgis lyg 300 metrų, kažkas tokio. Tai dar žemiau tas parkingas ir šiek tiek toliau nuo užtvankos. Tad jo sukilta nemažai šiandieną. Šiaip fainai būtų skristi su šito parašiutu. Tai iš tiesų buvo 2015 metais fiksuotas vienas įvykis oficialus toksai, kad nukrito nuo trolio liežuvio. Tai viena mergina, Australė, iš Austrijos nukrito nuo trolio liežuvio. Tai vienintelis atvejis kol kas lygtais fiksuotas pagal Wikipediją, galima sakyti. Tai jo, daugiau kaip ir nefiksuota, arba paslapčia nukrenta ir nieko nesako paskui. Išėjau nuo palapinės pasivaikščioti, bet išėjęs dar net nežiūrėjau žemėlapio, tiesiog einu bet kur. Bet vieninteliu takeliu į aną pusę. Trolio liežuvis pasiliko tenais. Tai čia nežinau, ar būtų įmanoma labai pasiklysti, nes labai didžiulis orientyras tai yra šitas kalnas. Tai aš tiesiog palyja einu žemyn, o ir matosi palapinių. Čia didžiulė palapinė. Na ir tenais matosi palapinių prie trolio liežuvio pristatyta. Na ką, turim ženklą Preikestolen. Dešinį greičiausiai man reikia tenais paėti. Tai turėtų būti Little Preikestolen. Tai aš nežinau iš tiesų, kuris yra. Nėra tokio kaip ir pažymėto kaip ženklo, kad būtent jis čia. Bet kažką tais priėjau. Kažkokį tais akmenį, kuris yra iškilęs iš į aukštybės visas. Bedugnė. Jo, viskas skėčiai čia labai šlapia. Tai atsargiai aš. Na jau atėjo mano apsigręžimo laikas, nusistatęs maždaug 18:40, 18 PM, kad reikia jau grįždinėti. Tai jau toks laikas, grįždinėsiu į palapinę. Koks pusvalandukas manau grįžti dar. Ir varysim miegoti. Tikiuosi jisai čia. Tai 2 zuikiai vienu ėjimu pagauti. Tiek trolio liežuvis, tiek Little Preikestolen. Va ten užtvanka ir parkingas numeris 2. O tenais, kur baltuoja, trolio liežuvis. Atrodo neįtikėtinai, tie saulės spinduliai tiesiog plieskia į šitą vietą, iki manęs dar neatėjo. Wow. Kaip dievo pirštai kokie. Toks bus ateinančių dienų meniu. Na, ne dienų, tiesiog ateinančios dienos. Tai čia bus vakarienė, avinžirniai, kiaušinės, tunas saulėgrąžų aliejuje. Tada pusryčiams bus lęšiai ir 3 kiaušiniai ir ant nusileidimo bus 2 kiaušiniai. Ir visą laiką tokius dalykus naudosiu kaip vandenį per visus etapus, gali būti, kad šiek tiek gurkštelsiu. Na ir žygiuojant, ir šokoladą vis valgysiu ir per visus šitą riešutų sviestą. Štai. Pasidarėm mini salotas, avinžirniai, tunos, tuno aliejaus supyliau ir patį tuną šiek tiek įdėjau. Labai skanu. Na ir geras būdas, visai man patinka. Kiaušinės su riešutų sviestu. Labai skanu. Mėgaujos vaizdais.
Tyluma, ramuma. Kempina ten 2 palapinės stovi toliau. Dar už manęs yra, bet jokių garsų kaip ir nėra. Labai ramu. Viskas iš šiandienos video. Atsisveikinsiu. Rytoj ką? Atsikeliu. Kokią 7-8 atsikeliu. Viską susidėsiu. Varau prie trolio liežuvio, ten papusryčiauju ir liks nupėdinti atgal apie 10 km iki dviračio. Turėtų rytoj nelyt visą dieną, pagal vakar dienos prognozės. Reiks dar šiandien pažiūrėti kartelį, bet turėtų gal ir nepakist per daug. Dabar kaip ir prognozuota, ant vakaro turėtų palyt šiek tiek, tai vat jau pradeda lyti. Na ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Buvo visai smagi diena, ramiai sau užsilipau, pasižiūrėjau ir einu miegot. Tai labanaktis ir atėjo.